Pavasarinis kokteilis, detoksikacinis, fantastiškai yra salierai, kurie suriša toksinus, kivi. Aš dedu bananą ir aišku protefą, 2 kartus hidrolizuotą baltymą su transfer faktoriais. Ir niekada kokteilį neapsieina be super prieskonių, tai yra cinamono ir ciberžolės. Na ir viską dabar sudėsim. Visą laiką dedu, kažkur tai beveik pusę šaukštelio ciberžolės, pusę šaukštelio cinamono, kuris mažina cukraus kiekį ir gerina medžiagų apykaitą. Ir gerą šaukštą linų sėmenų dėl gerųjų riebalų ir aišku peristaltikos ir pipirų. Taip pat superfoodas yra, kuris gerina ir medžiagų apykaitą. Ir dedu maždaug apie irgi šaukščiuko galo. Kad padidinti baltymų kiekį aš dedu taip pat ir putpelių kiaušinius. Įmušu putpelių kiaušinius žalius. Putpelių kiaušinius galima naudoti ir žalius, nes neturi jokios salmonelės. Jie ir tokiu būdu, ypatingai vaikam, kai darau, tai padidinu baltymų kiekį dienos normoje, tai labai skaniai gaunasi su šokoladiniu protefu kaip gogalmogaliu. Visą šitą kokteilį su įmuštais kiaušinukais užvainikuoju protef kokteiliui ir imunitetui ir atstatymui, ir raumenims, ir dienos pradžiai su baltymais. Ir gavusi detoksikacinis kokteilis, medžiagų apykaitai ir pavasariui skanaus.